Maužeri, kad jūs žinotumėt, koks perversmas įvyko Belarusijoje. Ojoj, vyksta dabar. Iš dangaus nukrytat, ponas, gerbiamas Surskiu. Kodėl čia taip ant manęs dabar? Ukrainoje revoliucija. Ukrainoje seniai viskas, kas galėjo nuvirsti, jau nuvirto ir pervirto. O dabar didžiausia revoliucija vyksta Belarusijoje. Be jokių priežasčių, tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Nuo festivalio Slavianskij Bazar vairo nušalintas Radionas Michailovičius Basas. O taip va. Radionas Basas. Nu į kas? Jūs elgėtės kaip visiškas slavų muzikos nežinovas, festivalių diletantas ir heiteris. Ar jūs bent žinot, kas yra Slavianskij Bazar atstovas Lietuvoj? A? Ruskая radio. Anusauskienė šita, tos dainininkės mama. Mama. Taip, Jurga, debilavotojų spelė. Ji atsakinga už bazarą Lietuvoj, o jos perspektyvos pakibant lauko. Simpatiškoji Jurga atsistatydino ir dabar neaišku, ar Lietuvos žvaigždės gaus sceną Slavianskam bazare. Nu, bet... Nepertraukinėkite manęs. Nereik mane pertraukinėti. Ar išvysime dar kada nors tenai ant Slaviansko bazaro scenos Meruniuką šalia Leontivo su visa jo pastarojo išbalinta įšangė? Ar mūsų tralelė šitos putytės, ar jos bestovės kažkada, ką? Tos pupytės. Putėti. Ar jos stovės kada nors kartu vienoj scenoj? Kartu su Anželika Agrumbaš. Ką? Bet šitas gal ta Jurga, nu kaip, galėjo dirbti su to festivalio naujoju organizatoriumi ir vadovu. Tai jūs durnas, ar jūs apsimetat, aš nesuprantu. Naujas vadovas yra naujas vadovas, ir jam įdomios tik tais naujos jaunos, tai yra visokios darbuotojos. O Jurga Anusauskienė, jinai geriausia atveju yra vyresnė mokyklinio amžiaus. Kaip jinai gali sudominti jauną darbuotoją, kai jinai net nedomina senojo Anusausko? Tai liekam be Slavianskij Bazar festivalio. Tai dar žiūrėk, nutrauk našą rašą transliavimą. Tai kas belieka emigruoti iki Angliją? Taip, aš gerbiu Lukašenką, bet čia jisai, žiauriai prašovė.